Vienos skruzdėlės, nėra kur statytis. Nu, badu nemirsim. Labas rytas, 10 dienai. Einu kavos gerti. Kava ant iškišalio galo. 10 rytas, valio! Pirmas rytas, iš tikrųjų, kai be pūkinės ir galima su maike būti. Ir nėra lietaus. Ten gal ruonis, tupi čia rašė, kad ruonis gyvena. Va, miegojom tokiam kadagių slėnį. Vien kadagiai net su uogom jie mūsų tenai pavėsinė. Ten dar su motociklais porą miegoja, ten vat matos tolės, ten kita pavėsinė ir kemperis palei krantą. Kemperis į tą kadagių slėnį negali važiuoti, jam reikia prie kelio būtent akmenukų. Bet čia kažkokia gyvūnijos pasaulio vieta. Ir paukščiukai, ir žiogeliai, ir gulbės kažką šnekėjo, nu vienu žodžiu. Gyvūnų pasaulis. Geriu kavą, eisim ruoštis, minsim šiandien aplink salą. Toj Hjuma, sakė, kažkokia čia sala. Toj saloj yra visokių vaizdų. Labai daug yra iš rusų pasilikę tų visokių, bet vat jie labai gražiai. Bet žemėlapį žiūrėjau, tai labai daug yra padaryta laužaviečių, stovyklavečių. Nu, čia labai pritaikyta va tiem, kas haikin, vaikšta, min. Tai manau, kad bus įdomi diena šiandien. Varom į nuotykius, bet pirmą reikia susipakuoti viską ir pusryčius pasidaryti. Rytinis procesas. Kaip vakar su ta parduotuvė susiseilinom, vandens net neturim, nu užtiksim kažkaip. Šiandien žiūrėsim, anksčiau nusipirksim, užsipildysim, kad nebūtų paskutinę minutę. Ir uždaryta, čia jie matai savo grafiką, kažkokiu dirba, jiem nesvarbu. Šiandien tokia bus kažkokia, nežinau. Gal valgoma? Visur drimba. Mūsų receptas 3 grūdų košė. Dar dėsim biškį kivi. Dėjau džiovintų slyvų, razinų ir moliūgo sėklą. Energetiniai batonėliai. Pasisemti vandenį. Nu, mums susipakuoti štai kažkas iš kosmoso. Jau vėl 12, beveik, be 15, 12, dar nam stovi. Tomai kažko padangą leidžia. 10 dienos niekaip negalim pradėti. Nieką, judėsime kažkaip. Nu, didžioji daiktų dalis turim. Nu, kažkur 2 valandas, kol išsipakuojam, kol susipakuojam. 4 valandas kelionė jau vien daiktam. Tradicijų laikomės, šiukšlės paimtos, viskas sutvarkyta. Dviračiai jau išruošti, paruošti. Faina vieta buvo labai. Šiandien mes būsim kaubojai. Šilta, kad nespigintų į akis taip baisiai. Skelbiam atidarytą 10 dieną. Nuotykiai saloje. Kaip gera būt kelyje, tokiam gražiam. Čia jau toj saloj matos, kad žmonės turi biški žemės lygumų tokių. Va ir šieną dirb, grėb, ar pjaun, ką iš čia daro.
bulvių gal rasim kokių. Žirnių lauką mačiau. Išvarėm jau į plentą. Kaip suprantu, tai visi čia tokie takeliai ir bus. Mašinų nėra. Pirmadienį žmonių irgi nėra. Tokia purė tai negerai, nes prieš vėją ją pučia. Lankytinių objektai, kažkokie laivų. Iš skardinės užsipylė vandens ir leidomės į mišką ieškoti nuotykių. Sutikom tuos keliautojus dar, kur prieš 2 dienas buvom sutikę. Jie tik šiandien atsikėlė. Ir su nameliu, ir palapinės, viską gali va. Free. Viskas nemokamai. Nu tikrai ta sala pritaikyta turistam. Nu tokiem keliautojim peškom, su dviračiais, su kemperiais. Kelias vingiuotas. Malūnai jau prasideda. Žiūrėk, žirnių yra. Einam pavalgyti žirnių. Gal labai skanus, ten varom prie mišką, bus žalesnį. Ne, dar maži. Oi, kokie mažiukai visai. Nieko nepavalgyti? Nu, badu nemirsim. Biškį bulbių kokį rasim pavogti. Pusryčius pavalgiam ten, dabar reikės pietums. Prisimedžiau žirnių. Ščiūvė čia viskas, čia Lietuvos turbūt šis nebuvo toj saloj. Labai mažiučiai. Bet jau galima valgyti, dar saldus. Kai baigė žirnių skinims, šūviais kažkokiais galvoja, gal kašerns, varom iki kažkokią kyvę. Mūsų kelias veda Dobilais. O ten tiesiai yra kelias? Jaučiu toksais, kažkoks nieko gerą akmuo. Gal nenušaus, medžiotojai varom kelią. Pas mum jie ant lauko. Tik kodėl šito ženklo nėra prie to kyvę. Kodėl ten mum, ne ten? Nu va ten dviračių, matai? Čia. Nu gamta tai tikrai kitokia, čia kažkokia vat pievų daugiau, gluosniai kažkokie, lėktuvėlių. Tai rytoj. Ten tokia kaip sala yra, uostuks. Į mišką atvažiavom. Čia kažkoks kivių pasaulis. Kivių akmuo. Visas tai parcelės, įskanda vieną. Nu. Ühesõnaga, et navigatsioon oli siuke suuremat probleem. Didelių. Vo. Miestą privažiavom, kažkokį uostas matosi yra. Valtis plaukiai. Gražiai. Labai. Paplūdimys. Nu, įsukūrė dabar plaukiam.
Dviratis. Gėlių pasimerkia. Valtį pasidėjo. Super. Piratų laivas. Veiksmas vyksta. Stotis. Šiukšlės. Ligoninė. Didesnis miestas. Pipo, piko, pipo, degalinė. Pietų pertraukėlė. Vandens tik neturim, bet čia irgi su tom parduotuvėm kažkas kosmosas. Ana pusė nei vienos nėra. Nėra nei vienos parduotuvės. Tai dabar prisipirkom visokių niekalų. Gal dar bus pakeliai kas nors. O tokių ras akcija, bet reikia su kortelę turėti. Nu, vienu žodžiu, bet tai bus gerai. Gėlyns ir vat gėlynuose papras burokėlis pasodins ir visuose vazonuose tai. Nu, išradingi. Turiu draugą. Važiuoju kartu. Prisitaikė prie Garmino. Kelis tai gerulis. Įvažiuojam į kažkokią karinę zoną buvusią. O į tie visokių palika čia likučių. Aišku, čia į vidų nebėr ko eiti. Važiavam. Sustom pailsėti. Kiek uogų, belė kiek. Čia atvažiavom į tokį mišką, kur buvo kažkokie kariniai objektai. Važiuosim biškį per minų, biškį atgal. Apžiūrėsim jos likučius teisingiau. Varysim toliau. Aščiau. Tikros uogos. Kažkokie likučiai. Dai priekį mum ar iš šono? Va, žiūriu dabar. Šitą šaiką, kur vakar matėm. Matai, vat kažkokį rašą, kad čia kem pirmų metų, ne, kas čia yra. Antrą pasaulinę netgi matai. Jis čia dar senesnis dalyks. Taip. Kamurkių yra. Kaip šalta, drėgna. Bet plytelės likę. Viskas išdaužyta jau. Kambariukai čia kažkas sėdėjo juose. Nieka ypatinga. Šalta tik. Mažiuks čia toks. Ten matai buvo laiptai kažkur pažinę. Kažkokie kondor. Nieka nesprantu. Aš bijau, čia uždarys mums. Eik tu savo, aš neįsiu. Eik tu, na. Einam tik tai čia belekas. Čia tai bus lygio. O tai dar vienas. Bet taip daryt, ar ne? Tu man tai čia nesvarbu. Čia daryšas. Nu, tai kodėl dar reikia keisti. Jau, čia kažkur. čia man
Nejauku. Kur esi, nepalik manęs. Aš čia. Čia matai rodiklės kažkokios. Šilžiukai, žemyn, žiūrėk, nenori ją. Šuką nori. Nebesvaik. Eik, tu mes nebeišeisim, aš einu laužim. Nebesvaik. Man baisu. Tai visi galvos, kad operatorius bailys. Reikia dabar tavo čia jaučiu, tada bus. O, čia va, tas dots įvyra. Jo, tai girdžiu, kaip jie šneka. Taip, čia pagamė. O, kur išėjims? Aš sakysiu. Aš einu lauk. Šalta čia. Nu jo. Tokios vietos nejaukios man. Ne man. Siaubas. Antras, matai kiek mes panuėjom. Nu, nemažai. Visą tą reiktų savo. Va čia po žemę vaikščiam visur. Va skylės. Visur va skylės orui kvėpuoti. Kaminiukai. Aišku, tos pušys gal čia nebuvo dar suaugę tokios skylės. Visas miškas čia pilnas kažkokių bunkerietų. Bet visi jie, matai, apvalyti, skirti lančių. Šitą nežiet, žinau, panas bus dar toliau. Dar toliau, nu tai pavažiuosim toliau. Čia mažiuks jau, čia va visur ženklai. Voratinkliai. O, gyvatės. Čia toks. Čia nieko nėra toks. Tiesiog. Namelis. Iš akmenų visos sienos. Tvirtai padaryta. Čia visą bazę pasižiūrėti. Bet matai, jie naudoja jau ir 60-ais. Ir visai naudoja toliau. Grįžom į plentą. Tikiuosi, kad plentų ir grįšim. 2 valandas tais akmenim prasitrankiam. Švyturį, matau jūrą. Pasilgau jau jūros. Smirdukį, jūrutį, smirdutį. Tanks. Vakarinė mūsų ataka. Visa aplipus mūsėm. Nežuvė, net galą negaliu kalbėti. Tūtelė. Išvarėm iš to žvyrkelio, bet kaip atėm laiką, to žvyrkelis šakas. Eifelio bokštas. Ilgas kelias iki miego vietos. Į degalinę. Dar dirba. Oh my gosh.
Tomas sakė, bus alaus šiandien. Откуда? Откуда? Ну и ну, естественно, вопрос. Да, все спрашивают, ну так И интересно. Ну, у вас то туристы. Людей, сколько людей? Только вы и туристы. И магазин нет, мало магазин. Не, здесь не скажу, что так мало, но вот на севере, вот там от Нарвы, если ехать к этим выступам таким, то там, да, мало магазинов, очень мало магазинов. Lenksim turistą. Labai neblogą tokį kempingiuką. Viskas nemokama, bet pilnas žmonių. Va, grinai iš Kišiliuks mažiuks. Čia apžvalgos bokštelis. Dar nesam važiavę pajūriu. Bandysim su Tašėm važiuoti pajūriu. Turim bėdelę. Pajūris labai gražus, bet vienos skruzdėlės, nėra kur palapinės pastatyti. Bėda. Ką daryt? Viskas gražus, tyru. Vieta graži, viskas gražus, saulėlydis. Vienos skruzdėlės, nėra kur statytis. Radom kažkokią aikštelę. Salos gyventojai tikrai šiandien įbauginti. Ten toks gražus paplūdimiukas. Belia kaip, vienos skruzdėlės neįmanoma. Žiūrėk, kokios didelės žemuogės. Va, košė rytoj bus su žemuogėm. Kokios skanios. Arba namas pasistatėm. Eisim daryti košės, makaliuošės. Bus vakarienė skani. Bet saulėlydį tai matysim. Bet kokiu atveju. Kvapą čia tokia baisaus nėra, bet aš tikrai negalvoju, ką gali būti pajūry tokia problema. Tokia gražuma paplūdimys skruzdėlės. Belia kaip. Ir jos tiesiog uodai dar gali apsipurkšti, o tom nieka, jos eina ir viskas. Virtuvė bus tokia šiandien prasta, bet neprasta. Nepaprasta gal. Nes saulėlydis ten. Virsim košytės ir bus gerai. Vokti žirniai. Košė verda. Žmonės nusiprausę. Laukiniai jau daromi, įbauginti. Apsidėjau palapinę su pagaliais, nes čia šerną pėdų radom. Jau čia ateis naktį su vaikais. Šernė. Bet aš nebijau, nes mes su Tomu. Saulė ten leidžiasi. O čia košė makaliuošė. Baig nusileisti, o mes nematom, tai valgom košę. Makaliuošę su žirneliais ir... Belia kaip. Skani bjaurybė. Baigsim 10 dieną. Ką gerą matėm. Nebeatsimenam. Нету времени, нам нужно для рамака. Nuvažiavom.